Sveiki visi, čia yra 5 šūvis, 13 epizodas, na ir šiandien mes padarysime tokias kaip ir varžybas. Turiu išsidėliojęs taikinius skirtingais atstumais, atstumai nėra tokie labai kaip 20 šiam ar panašiai, tai to jums pavardinsiu. Tai ties 22 metrais esu pasidėjęs tokias supoklės iš 3 taikinių, mažėjančia tvarka. Tada už 28 metrų esu prisistatęs daug mažiukų taikinukų, grubiai kaip 2 pirštus sudėjus tokio dydžio, 6 tokie juodi taikinukai ir paskutinis oranžinis taikinukas viršuje kalno, iš viso 4 kalnai. Tai pirmas kalnas 22 metrai, antras 28, trečias kalnas jau toliau 37 metrai ir ten esu pasistatęs tiesiog dėžę su taikiniu, bandysime tą taikinį pataikyti. Na ir paskutinis didžiausias iššūkis bus už 44 metrų. Ten esu pasistatęs 3 taikinius ir irgi tiesiog bandysime į juos pataikyti. Na, šiandien šaudysime ne šiaip sau, o šaudysime ir rinksime taškus. Ir pasižiūrėsim, kiek daugiausiai galiu surinkti. Kai visada pamirštu kažką, tai šį kartą pamiršau GoPro laikiklį, tai biškai iš apačios filmuosim, bet nieko nepadarysi. Gerai. Tai kaip mes skaičiuosim taškus? Pirmas šovimas, didysis ratas bus 1 taškas, vidurinis 2 taškai ir pats mažiausias 3 taškai. Sekantis kalnas, visi pataikymai plus 2 taškus. Toliau dėžė iš karto pliusuojasi po 3 taškus, na ir pačiam gale jau po 4 taškus. Tai šaudysiu visus, kol visus pataikysiu. Iššaudysiu po 2 kartus. Reiškia, šoviau, nepataikiau, dar kartą šaunu. Jeigu per 2 šūvius nepataikiau, einu prie sekančio targeto. Ir pažiūrėsim, kiek iš tikro pataikysiu ir kiek surinksiu taškų. Na, šiaip įdomumo dėliai. Pirmi 2 kalnai bus pakankamai lengvi, manau, o jau toliau bus ką veikti. Tai gerai. Galim bandyti ir šausim dabar į 22 metrus, bet pirmiausia reikia užsitaisyti šovinukų. Šaudau su 8,2 greino, na, čia tas CO2, na, bent jau šito ginklo standartinis šovinys, kadangi vėjo didelio nėra, galiu sau leisti iš jo šaudyti, nereikia sunkių šovinių, o tai reiškia, kad galbūt netgi pataikysiu į 4 metrus, nes jeigu gerai pamenat, biški užputė vėjukas, bet čia gūsis tik tais. Taip, tai jeigu gerai pamenat, su 5 metrų aš jau vargau, bet aš ten šaudžiau iš sunkių šovinių, todėl ir buvo vargo. O dabar vėjo nėra, lengvesni šovinukai, tai manau, kad viskas bus ok. Na, gerai. Bandom šauti į didįjį. 1 taškas. Gerai. 1 taškas yra. Antras šūvis. 2 taškai. Gerai. Vidurinis rutuliukas po 2 taškus. Pataikiau mažylį, bet nesiskaito. Gerai, dabar jau mažylį šaudysim. Kol kas turiu tik 2 taškus. Pasirodo biškį sunkiau negu maniau. Ok, gavau biškį taikliauais. Gerai, 2 taškai. Einame prie sekančio. Sekantis yra už 28 metrų. Duom 8 metrų. Ir man reikia biškį pasizūminti. Nelabai matau. Gerai.
Bandome surasti, kur tie taikiniai. Opa! Gerai. Kadangi neturiu antro šūvio, čia nežinau, iš tikro nepagavau, kas bus, jeigu iš pirmo pataikau ir nukrenta. Antrą kartą nebepataikysiu. Tai tą šūvį pasilieku. Į kitą taikinį 3 kartus galėsiu šauti, taip darykim. Tai aš dabar kiek turiu? Aš dabar turiu, čia kadangi po 2 eina, 2 turėjau, 4. 4 taškai. Gerai, 4 taškai. Dar 2 šūvius galiu daryti šitą. Įsekantį. Reikėtų gal užsirašinėti, nes man atrodo, kad aš pamiršiu toj taškus. Gerai, 4 taškai, dar 2 šūviai. Į tą ant žemės. Gerai, einam aukščiau biškį. Šitie šoviniai labai netaiklus. Kur sugalvoji, ten nešauna. Nors ten pat taikaisi. Yes, yra. Taip, 6 taškai. Kitas taikinukas. Gerai, ir prie kupsto dar vieną matau. Pataikau. 8 taškai, ar ne? 8 taškai ir aš vieno niekur nebematau, nes turėjo būti 6 taikiniai. Tai šausim į nepataikytą dar 2 kartus. Gerai, šaunam ten kampe tokį. Yes, yra. Plius 2 taškai. Gerai, dabar 2 kartus į tą rudąją voveraitę. Į voveraitę šausiu, manau, 3 kartus, nes kadangi nematysiu už juos, kur aš pataikiau, kad galėčiau pasitaisyti, nes už juos tiesiog kol kan nuskris į pievas, tai čia bandom šauti 3 kartus. Nebent pataikyti, gerai, 3 kartus. Tiesiog nežinau, kaip čia skaičiuoti geriausiai būtų, bandom. Biškį per žemai. Gerai, nukrito. Tebūnie. Pataikiau. O dabar bandysim į dėžę. Bandysim šaudyti į dėžę. Ir žiūrėsime, kaip ten seksis. Į dėžę tikrai 3 kartus šausim, nes labai didelis atstumas šitam ginklui. Kiek ten metrų, sakiau, 3,7 berods, ar ne? Jo, 3,7 metrai. Bandom, žiūrim, kas čia mums gausis. 3 kartai. Ir 3, plius 3 berods, sakiau, taškai, ar ne? Čia taip nunešė į kairę. Gerai, bandom kompensuoti biškį. Jie atvirai neįsivaizduoju, kur aš pataikau, kur nepataikau. Bandysiu maksimą prisizūmint, nes nelabai suprantu, į kur aš pataikau. Bet kad į taikinį nepataikau, tai faktas.
Kadangi kamerą laikau šalia savęs, tai galimai gali būti išsilieję biški taikiniai, bet aš jums pasakysiu, ar pataikau ar ne. Gerai. Bandom apatinį. Pažiūrėsim, kai išgausis. Trišų irgi. Pataikiau, gerai. Nu ir trečias šūvis. Jo, iš tikro, žiauriai šitos kulkos keliauja ten, kur jos susimano. Gerai, šaunam po visą apkabą į vieną. Nes, iš tikro, atstumas jau kaip ir viršyje šito ginklo ribas, nes čia kaip iki kem metrų skaitosi šaudo, aš dabar šaudau kem 4. Yra. Gerai, kad pataikau kažkur, tai girdisi puikiai, bet kur pataikau, nematau net prizuminės maksimumo. Gerai, lietuvė vieną sušaudyta. Man svarbiausia pataikyti popierių. Nebūtinai pataikyti į tą rutuliuką popieriuje, bet svarbiausia popierių pataikyti. Toks mano planas yra, nes iš tokio atstumo tokiam ginklui būtų jau per gerai pataikyti į patį tosiam popieriaus nupeštą taikinį. Ne, man aktualu į patį popierių pataikyti. Gerai, dabar šausim į vidurinį taikinį. Taip pat pilna dėtuvė. Dešinysis taikinys. Ne dešinysis, o vidurinis. Kuo aukščiau kilu, tuo labiau dešinį neša žiūriu. Oi, biškai per žemai šoviau, čia jau mano klaida. Šitas labai tartinai nuėjo. Gerai, dėtuvė tuščia. Pereisim į paskutinį viršutinį taikinį. O po to nueisim pasižiūrėti iš arčiau ir pabandysime paskaičiuoti taškus. Pažiūrėsime, kas mums gavosi. Ok, paskutinis taikinys. Čia aš jau nebeįsivaizduoju iš tikro. Jeigu nepataikysiu, tai į kurią pusę nepataikiu ir panašiai, nes, kaip ir sakiau, kulka kris į pievas ir aš jau nematysiu, kaip pasidaryti paklaidą. Na, bet galim bandyti spėti tiesiog.
Galimai čia net ir nepataikysiu visai. Šaudau panašiai kaip ir į biškį žemiau esantį, bet panašu, kad viskas iš to taikinukų bus. Gerai, pabandysiu šauti tiesiog po juo ir žiūrėti, kur kulka eina. Ai, tai neneša į dešinę, į kairę. Nu gerai. Bandom. Opa. Viskas aišku. Reikėjo iš karto tą pasidaryti man. Tokį dalykėlį. Nu nieko, praradau biškį taškų, bet yra kaip yra. Nes iš karto reikia kažkur šauti, kur tu matai, kad kulka nukrenta ir tada žinai situaciją. Aš to nepadariau. Biškį taškų prarasiu. Nu, tebūnie. Viskas tuščia. Gerai. Situacija aiški. Nieko gero. Nu, bet nėra ko norėti iš manęs. Tai yra pirmas kartas, pirmas sezonas, pirmas blynas prisvilęs, kaip sakant. Todėl antram sezonė pasistengsiu labiau. Einam pasižiūrėti, kas ten mums gavosi. Į ten, kur mums reikia, gerai. Čia matau 4 pataikymai. 1, 2, 3, 4. Tai čia taškas, čia, nu, kiek čia po 4 beros taškų, sakiau, dėsiu. Tai va, jau 8 taškai. Antras taikinys. Čia pataikymas, čia 3 pataikymai. 1 į popierių yra, gerai, dar 4 taškai. O pats aukščiausias. O, neblogai irgi. 1 pataikymas, 2 pataikymas. Ten kamputė. Nu, bet irgi lėčiau popierių, tai dar 3 taškai. Čia ta, kur lėčiau popierių, kompensuojam už tai, kad nepasižiūrėjau, kur šaudau. Ir šaudžiau visiškai šaliai. Va tavo brūzgyną. Tai vat, kaip matot, kartais atrodo, kas arčiau yra pataikyti daug sunkiau negu tai, kas yra šiek tiek toliau. Nu, bet yra kaip yra. Pirmas blynas, kaip sakiau, reikėtų prisišaudyti, prisižiūrėti iš tikro iš pradžių, prieš šaudant taikinius ir panašiai, bet kadangi šią vasarą visiškai neturėjom gražaus oro, pastoviai lyja, tai aš netgi čia įmetu kadrus, kaip atrodo čia šitą visą vietą išrausta. Ir čia realiai vos įmanomai važiuoti, nes visur balos ir siaubingi dalykai. Tai todėl tik va, graži diena, atbėgu iš čia, nepasiruošęs nieko ir bandau nufilmuoti, nes per visą vasarą bet turiu suspėti nufilmuoti 15 epizodų. Nori, nenori, o tų dienų, kaip ir minėjau, labai mažai. Labai prasta vasara, pastoja lyja. Tokios vasaros dar nesu matęs. Nu, bet mes čia susirinkom šnekėti ne apie vasarą, o apie taškus. Taigi, jeigu visus kartus būčiau pataikęs, čia yra taškai, kuriuos galėjau surinkti. Bet čia jau būtų 100%, jeigu visus būčiau pataikęs visus kartus į visus taikinius. Na, o aš surinkau štai tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksim kitame epizode. Čiau.